Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų endokrinologijos skyriaus vedėja, docentė, daktarė endokrinologė Žydrūnė Visockienė. Taip pat Vilniaus universiteto klinikų endokrinologijos centro diabetologė, slaugytoja diabetologė Violeta Bučkauskienė. Tai jūs galite įsijungti mikrofonus ir paplot pasveikinti mūsų nuostabės viešnias šiandien. Labas vakaras. Gerą vakarą. Matot didžiausią plojimo audrą, turbūt jūs žino, gerbė ir myli. Kas dar nebuvo susidūrę, tai labai linkim susidurti. Todėl, kad jūsų profesionalumas ir šiltumas, nuoširdumas tikrai padeda sergantiems cukriniu diabetu lengviau su tuo gyventi. Mūsų žiūrovai galėjo prieš tai savaitę užduoti jums įvairius klausimus. Tai aš pradėsiu nuo pirmo klausimo ir tada lauksim jūsų komentarų. Kodėl po kasos rezekcijos susergama cukriniu diabetu ir kokio tipo? Tai labas vakaras visiems dar sykį. Aš truputėlį klausimą atsakysiu, bet mums labai smagu su Violeta būti čia ir labai ačiū, kad mus pakvietėt pasidalinti savo žiniom. Jeigu ką nors galėsim padėti, tai labai to džiaugsimės ir iš tiesų peržvelgę klausimus, kuriuos jūs parašėt, labai džiaugiamės, kad tų klausimų yra ir kad jie yra iš tikrųjų visi labai svarbus. Tai dėl to pasistengsim atsakyti, kiek galima daugiau per šitą trumpą laiką. O su mumis susidurti gal geriau nereikia, geriau pasikalbėti, bet jeigu taip nutiktų, tai vėlgi kiek galėsim, tiek padėsim. Tai judam į priekį ir apie kasą ir rezekciją. Jeigu yra rezekuojama kasa, kitaip sakant, jinai chirurgiškai pašalinama jos gabalas arba visa kasa, dažniausiai tai būna dėl įvairių kasos susirgimų, tai susergama cukriniu diabetu dažniausiai, bet nebūtinai visada, priklauso nuo to, kuri kasos dalis pašalinta, nes kasos beta ląstelės yra išsidėsčiusios tam tikrose anatominėse zonose. Tai vienais atvejais pašalinus vieną dalį gali būti cukrinis diabetas, kitais atvejais gali ir nebūti arba išsivystyti tik tai po tam tikro laiko. Bet be abejo, rezekcija visada yra rizika diabeto. Kaip mes įvardijam, kokio tai tipo diabetas, jeigu klasifikaciją žiūrėti grinai mediciniškai ir anatomiškai ir visaip kaip tai yra vadinamas antrinis cukrinis diabetas, kuris išsivysto po kasos pažeidimo. Ar tai būtų dėl lėtinio pankreatito, ar po ūminio pankreatito, ar po kasos pašalinimo. Tai klasifikuojam taip tą ligą, tačiau pagal savo esmę tai yra toks diabeto tipas, kurio gydymui reikalinga insulino terapija. Tai galėtų būti panašu į pirmo tipo cukrinį diabetą ir tikrai dažnai mes matome tokių diagnostinių, tokių ypatumų diagnostinių, kada pašalinus kasą, diabetas, gydomas insulino terapija ir užrašyta pirmo tipo cukrinis diabetas. Tai iš tiesų tai nėra pagal savo etiologiją pirmas tipas, bet pagal gydymo taktiką tai yra panašiai kaip pirmas tipas, nes nėra kasos salelių, kurios gamina insuliną ir jį reikia skirti gydymui. Tai, o iš tikrųjų, kokia tuomet diagnozė būna, tarkime, sveikatoje įrašyta kaip pirmo tipo, kaip antro tipo, kaip antrinis, kaip yra visos priemonės? Legiartis turėtų būti antrinis, tai cukrinis diabetas, man rodos, E13 koduojamas. E10 yra pirmo tipo cukrinis diabetas, E11 yra antro tipo cukrinis diabetas, E13 yra antrinis cukrinis diabetas. Supratau, gerai, ačiū. Tuomet antras klausimas. Ar po kelių metų sirgimo gali būti pakeistas cukrinio diabeto tipas? Kaip ir kodėl? Iš tiesų, tai cukrinio diabeto tipas, jeigu diagnozė nustatyta teisinga, jisai gyvenimo eigoje nesikeičia. Tokia painiava gali atsirasti tuo atveju, žmonės mūsų klausia, kada antro tipo diabetu sirgusieji pacientai pradedami gydyti insulinu
ir klausia, tai ar jau aš čia dabar esu pirmo tipo cukriniu diabetu sergantis pacientas. Tai tikrai ne, todėl kad antro tipo cukrinis diabetas, jisai ilgainiui reikalauja insulino terapijos, bet tai nereiškia, kad pasikeičia diabeto tipas. Kitas atvejis yra toksai, kada yra nustatoma diagnozė klaidinga ir mes ją eigoje tiksliname. Tai čia kalbu apie tuos atvejus, kada nustatomas antro tipo cukrinis diabetas, dažniausia situacija, nustatomas antro tipo cukrinis diabetas, tačiau žmogui iš pat pradžių reikalingas gydymas insulinu arba gydymas peroraliniais vaistais yra neefektyvus arba efektyvus labai trumpą laiką ir tada mes perinam prie insulino terapijos, nes matom, kad tabletės yra neefektyvios. Kodėl ta kolizija atsiranda ir galimai ne visai teisinga diagnozė atsiranda ir ar tai turi reikšmę. Tai iš esmės diagnozės parašymas antras tipas ir skirimas insulino terapijos nėra klaida. Ir ar mes parašysim pirmą tipą ar antrą tipą, gydysim taip, kaip reikia vyresnio amžiaus pacientą, šiuo atveju insulino terapiją, tai čia viskas yra tvarkoje. Bet mes turime tą vadinamąjį LADA diabetą. Tai reiškiasi autoimuninės kilmės cukrinis diabetas, kuris pasireiškia ne vaikams, ne jauniems žmonėms, o vyresnėme amžiuje. Ir vėliau bus klausimas su tuo irgi susijęs, tai turbūt dalinai atsakysiu. Ir kuo jisai skiriasi nuo antro tipo diabeto, tai tuo, kad dažniausiai tie pacientai, kaip ir sakiau, yra tiesiog normalaus kūno svorio arba vos turintys antsvorį arba nedidelio kūno svorio, yra vyresnio amžiaus ir jiems yra neefektyvus gydymas tabletėmis. Tai dažniausiai mes galim galvoti, kad šitam pacientui tikėtina yra LADA diabetas. Bet jeigu mes nustatom jam antro tipo, paskiriam insulino terapiją ir gydom ir viskas tvarkoje, tai čia jokių problemų nėra. Atsiranda klausimas, kad pasikeitus kompensavimo tvarkai ir atsiradus galimybėms skirti gliukozės jutiklius pirmo tipo diabetu sergantiesiems pacientams nemokamai, atsiranda normalus poreikis galbūt tikslinti diagnozę tais atvejais, kada mes galvom, kad tai tikrai LADA, ir tirti antikūnų titrą. Ir tarkim pacientas, kuris ilgą laiką turi antro tipo cukrinio diabeto diagnozę, bet gydomas insulinu, yra mažos arba normalios kūno masės, mes galim jam tikrinti antikūnus, kurie yra specifiniai autoimuniniai žymenys, parodantys autoimuninę diabeto kilmę ir nustatyti, kad tie antikūnų titrai yra aukšti. Tai yra LADA diabetas, jisai tokio diagnostinio kodo neturi, jisai rašomas ir įvardyjamas ir pagal TLK koduojamas kaip pirmo tipo cukrinis diabetas. Bet tada atsiranda tas pokytis diagnozės, gali taip nutikti. Kur šitoje vietoje yra bėda? Bėda yra ta, kad po tam tikro laiko sergant diabetu antikūnai gali išnykti. Ir jų nebuvimas mums neatmeta to sugalvojimo apie kitokį galbūt tipą. Bet iš esmės tai nekeičia gydymo taktikos. Vis tiek tas žmogus turi būti gydomas insulinu ir jeigu reikia, skiri ir gydai. Tai labai ilgai norėjau trumpai atsakyti, bet gavosi labai ilgas atsakymas. Bet čia yra, aš įsivaizduoju, kad čia būtent tas klausimas galėjo būti susijęs su tuo tipo pasikeitimu ir jisai atsiranda poreikis keisti tipą tada, kai atsiranda kažkokios naujos galimybės, šiuo atveju kompensuojami sensoriai. Ačiū labai. Ir diabetikų bendruomeniai pasklido toksai gandas, negandas, nežinau, kad kai kuriems sergantiems pirmo tipo cukriniu diabetu asmenims gydytojai lyg ir planuoja, lyg ir siūlo keisti į antro tipo cukrinio diabeto diagnozę. Ar taip apskritai gali būti? Ne, taip negali. Aš galvoju, kad čia kalbama ne apie antrą tipą, o apie antrinį cukrinį diabetą. Ir vėlgi, grįžtų prie pirmo klausimo, į kurį jau atsakinėjau, kasgi ten po rezekcijos kasos būna. Tai jeigu mes turim pacientą, kuris susirgo diabetu po kasos ligų, pankreatito, ūminio arba lėtinio, po kasos rezekcijos ir jam yra parašyta diagnozė pirmo tipo cukrinis diabetas, jinai yra neteisinga.
tai yra antrinis cukrinis diabetas. Ir va tokiem pacientam mes tikslinam diagnozę kartais, tikrai taip. Kodėl būdavo anksčiau rašoma pirmas tipas? Tai man atrodo, kad anksčiau buvo apribotas juostelių kompensavimas antriniam cukriniam diabetui ir netgi insulino kompensavimas, ten buvo kažkokių trikdžių gerokai atgal. Ir tada gydytojai prisitaiko prie esamos kompensavimo situacijos. Bet diagnozė galėtų pirmas tipas būti keičiamas esant pagrindui tik tai į antrinį cukrinį diabetą, kas reiškia tiesiogiai kasa pažeista, kažkokių tai kitų priežasčių, ne autoimuninio proceso. Supratau, ačiū labai, manau, kad įnešė daug aiškumo ir užtikrintumo tiems abejojantiems ir bijantiems kreiptis į endokrinologą, kad iš pirmo tipo staiga taps antro tipo. Oi, tikrai ne, tikrai ne. Ačiū labai. Ir trečias klausimas. Kokio amžiaus vyriausias jūsų skyriuje gydytas pacientas naujai susirgęs pirmo tipo cukriniu diabetu? Neturim tokios statistikos, bet vėlgi čia turbūt reikėtų atsiminti vieną dalyką. Nebėra aiškaus amžiaus cenzo, kada mes nustatom pirmo tipo cukrinį diabetą. Anksčiau tas buvo, jeigu iki 30 metų, tai čia pirmas. Nieko panašaus. Mes turim 18-17 metų vaikus, turim antratipius ir lygiai taip pat pirmas tipas gali būti nustatomas ženkliai vėliau ir tai yra tas mano minėtas LADA diabetas. Tai negaliu pasakyti, koks vyriausias, nerašėm, bet tikrai amžius nebeturi jau tokios didelės reikšmės. Ar gali, pavyzdžiui, būti, kad LADA diabetu susirga pensinio ar arti pensinio amžiaus žmogus? Žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip. Ar anksčiau lyg taip nebuvo, ar ne? Bent jau tokių didelių skaičių ir tokio ženklaus amžiaus skirtumo, ar ne? Kas galėjo tai pakeisti? Turbūt visą laiką buvo LADA diabetas klasifikacijoje diabeto pačio kaip ligos, tik tai mes ne visada turėjom galimybės atlikti antikūnių tyrimus ir patvirtinti autoimuninę kasos pažaidą, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai iš esmės niekaip nekeitė gydymo taktikos. Ir tai buvo tiesiog akademinis klausimas, kuris nieko iš esmės nekeitė. Tai nebuvo tikslo tyrinėti. Dabar tas keičia ir jeigu žmogus yra pajėgus ir galintis naudotis technologijomis, tai yra svarbu tiksliai nustatyti diagnozę ir vyresnėme amžiuje, nes jutiklių naudojimas žmogui, kuris sugeba tą daryti, interpretuoti ir koreguoti savo gydymą pagal tai, ką jisai mato jutiklio duomenyse, iš esmės keičia priežiūrą. Tai tas yra svarbu. Ir bendrai kalbant, diabeto klasifikacija pasaulinėme kontekste ir diskusijose tarp ekspertų yra stipriai besikeičianti ir tikrai nėra pirmo, antro tipo diabeto, kaip mes mokame. Tuos du pagrindinius yra labai daug diabeto tipų pagal savo ligos eigą, patogenezę. Čia jau tokios atsiranda plonybės ir todėl tas požiūris į kiekvieną pacientą individualus yra labai svarbus. Ačiū labai, aš manau, atsakymas buvo tikrai išsamus ir įnešė daug aiškumo, nes susidūrėm, kad tikrai bendruomenėje atsirado neseniai susirgusių daug vyresnio amžiaus pacientų. Kokios autoimuninės ligos dažniausiai pasitaiko su pirmo tipo cukriniu diabetu? Taip, čia atskira visai tokia didelė tema, apie kurią daug galima šnekėti, bet turbūt aš labai trumpai pasakysiu, kad cukrinis diabetas priskiriamas, pirmo tipo cukrinis diabetas priskiriamas autoimuninėms ligoms, tas aišku, ir jisai gali būti klasifikuojamas į tam tikras grupės su kitomis autoimuninėmis ligomis. Tai su pirmo tipo diabetu dažniausiai mes turime skydliaukės autoimuninį pažeidimą, tai yra lėtinis autoimuninis tiroiditas. Dažnai turime antinkščių funkcijos nepakankamumą, tai yra dažnai vardijama kaip Adisono liga, bet tai yra irgi autoimuninis antinkščių pažeidimas, tai reiškia pirmo tipo cukrinis diabetas, lėtinis autoimuninis tiroiditas, kuris lemia tiroksino deficitą, lėtinis antinkščių funkcijos nepakankamumas lemiantis antinkščių hormonų deficitą. Tai yra tokie pagrindiniai endokrininės liaukas pažeidžiantys autoimuniniai procesai. Tačiau
tie žmonės, kurie turi diabetą, jie turi riziką ir kitų autoimuninių susirgymų sisteminių, tokių kaip reumatoidinio artrito, kas jau yra reumatologija, kitų jungiamojo audinio ligų. Tai va, tokia rizika yra. Ačiū labai. Taip pat klausimas turbūt būtų susijęs su tuom, Amerikai yra labai paplitę su cukriniu diabetu, beveik kartu paraleliai nustatyti yra Hashimoto liga. Tai čia yra lėtinis autoimuninis tiroiditas. Mes tiesiog Lietuvoje vadiname lėtinį autoimuninį tiroiditą, ar ne? Hashimotas yra pavadinimas pagal autorių. Ir tiek mes irgi kartais panaudom Hashimoto, bet tai yra tas pats. Supratau. Ačiū. Kodėl suaugusių latentinio diabeto atveju liga progresuoja lėtai, o pirmo tipo labai greitai? Tai mes jau truputėlį atsakėm, genezė ligos yra ta pati, tai yra autoimuninis procesas, jaunam amžiui tai paprastai yra audringas ir greitai manifestuojantis, ženkliai agresyvesnis, tai dėl to ir ligos manifestacija yra paprastai audringesnė. Vyresnėme amžiuje autoimuniniai procesai yra lėtesni, antikūnių titrai paprastai būna mažesni, todėl ta liga ne visada manifestuoja labai agresyviai ir kažkurį laiką net gali žmogus ten kelis mėnesius ar pusmetį net gyventi ir su tabletėmis. Tai tiesiog yra susijusi, ligos eiga susijusi su tais autoimuninio proceso agresyvumo ypatumais. Supratau, ačiū. Kokie pagrindiniai gestacinio diabeto gydymo principai? Jo, tai mes čia su Violeta sakėm, duetu dainuosim. Tai aš pradėsiu posmelį, o Violeta priedainį. Tai pirmiausia, tai gestacinis diabetas yra nėščiųjų diabetas, ar ne, tai yra gliukozės apykaitos sutrikimas atsiradęs nėštumo metu ir mes labai tikimės, kad po gimdymo moteris pasveiksta. Nors rizika paskui antro tipo diabeto yra didelė, todėl po 6-12 savaičių visi keliaujam, daromės GTM, gliukozės tolerancijos mėginį visos moteris, kurios turėjo gestacinį diabetą ir žiūrim, kas liko ar nieko neliko. Tai pagrindinis gydymo principas yra mityba ir fizinis aktyvumas ir režimas. Ir praktiškai 94% įvairių autorių duomenimis, kai kur truputėlį mažiau, moterų su tuo apsieina ir nereikia jokio gydymo daugiau. Dabar jeigu jo prireikia, tai Lietuvoje mes taikome insulino terapiją. Kituose pasaulio kraštuose ir centruose plačiai taikomas yra metforminas ir mes konsiliumo sprendimu taip pat taikome metforminą atskirais atvejais, nes vyraujantis patogenezinis momentas yra insulino rezistencija, nėra įrodyta jokios žalos vaisiui ir vaikui vėliau, tiesiog tokių įrodymų trūksta, tai moteris gali būti ramios, yra tam tikrų atvejų, žodžiu, mes svarstom visada individualiai. Tai va, bet kadangi didžioji dalis maitinasi teisingai, tai Violeta priedainį. Apie sveiką mitybą. Iš tikrųjų, tai labai tikimės, kad visos diagnozavus gestacinį diabetą, moterys patenka pas slaugytoją diabetologę, o tai yra mūsų tikslas, kad jos patektų ir kalbėtų apie įpročius ir galbūt kai kurių įpročių korekcijas, kalbant apie mitybą, tiek fizinį aktyvumą. Tai pagrindinės rekomendacijos jos bet kokiu atveju lieka sveikos mitybos rekomendacijos ir tai yra bazė. Yra papildomi akcentai, į kuriuos mes atkreipiame dėmesį. Tai yra mitybos reguliarumas ir tas nevalgymo intervalas, kad nėštumo metu moteris negali ilgai būti nevalgiusios, kalbam apie paskutinį valgį dienos bėgyje ir kitos dienos pirmą valgį, tai šitas intervalas nėštumo metu turi būti neilgesnis nei 10 valandų, 8-10 čia stebima individualiai. Ir turbūt, kad mažesnis angliavandenių kiekis pirmoji dienos pusė, jom tikrai palengvina gliukozės korekcijas, tai pusryčių metu diskutuojam apie galima angliavandenių sumažinimą iki 30 gramų pusryčiam, galbūt kruopas atidėti po 11 valandos. Yra tokie specifiškesnės rekomendacijos nėštumo metu.
ir angliavandenių kiekis nėštumo metu turi būti pakankamas. Taip, jisai nebūtinai maksimalizuojamas, bet 35–50% paros raciono iš angliavandenių skaitomas yra optimalus. Ne mažiau nei 175 gramai per parą, į tai atkreipiamas dėmesys, nes čia jau yra svarbus ir ketonų kiekis organizme dėl vaisiaus saugumo. Ir aš turbūt, kad juokiuosi kitą kartą su neštukėmis bendraudama, kad aš joms esu pati griežčiausia, nors jas labiausiai myliu. Tai kalbant apie greituosius angliavandenius, greitai įsisavinamus angliavandenius, joms sakau, kad jūs turite tą atskaitos tašką, deadline. Tai todėl su greitais angliavandeniais, labiausiai turbūt, kad save skatinu jas riboti. Tai galbūt. O tuomet klausimas, ar 175 gramai angliavandenių, ypač jeigu kalbam apie tai, kad tai turi būti lėtieji angliavandeniai, turėtų būti ganėtinai sunku suvartoti, ir turėtų būti ganėtinai sunku suvaldyti cukraus kiekį kraujyje su tokiu kiekiu angliavandenių, ar ne? Ypač jeigu kalbėtume, kad pusryčiam apie 30 gramų angliavandenių, tai visa kita virš 100 gramų angliavandenių nusikelia į antrą dienos pusę. Ar tai nesukelia problemų? Mes kalbam apie gestacinį diabetą, teisingai, ne pregestacinį, tai nesergančiasis pirmo tipo cukriniu diabetu. Tai ta kontrolė tikrai nebūna perdėm sudėtinga. Angliavandenių surinkti iš lėčiau įsisavinamų angliavandenių tikrai nėra sudėtinga, nes tai yra didelė dalis daržovių. Taip, mes tikrai skatinam kuo daugiau daržovių valgyti. Tikrai skatiname įtraukti ir vaisius, nes vaisiai pats savaime vaisius nėra greitas angliavandenis, bet vaisių sultis taip. Neskatinam piknaudžiauti vaisiais ir valgyti juos kilogramais, bet kiekvienas vaisius jau įneša savyje nemažą kiekį angliavandenio ir todėl ta suma tikrai jinai susideda. Mes turime ankštinės daržoves, mes turime, kurios praturtintos ir baltymų ir skaidulomis. Šiaip tikrai surinkti tą kiekį nėra sudėtinga. Kiek aš pastebiu, kiek mes pasidėliojam ir tikrai nei viena neišvengia pridėti greito angliavandenio, tos, kurios savo įpročius turi, bet kai tas greitas angliavandenis įsiterpia į bendrą turinį maisto su lėtesniais angliavandeniais, su baltymu, jau jisai nebetampa greitas angliavandenis. Tai čia turbūt, kad skirtumų mes paieškome tada, kai ateina konsultuotis ir kalbame apie jų įpročius. Supratau, ačiū labai. Tai jeigu turim neštukių, kurios žiūri arba žiūrės, tai bėkit pas Violetą konsultuotis. Violeta jums tikrai paaiškins, kaip reikia teisingai maitintis ir kodėl nereikia bijoti tų angliavandenių ir kodėl jie gali būti geri ir naudingi jūsų organizmui. Ar galiu ir rūpestis, aš dirbu stacionare, turiu nepasakęs, pas mus netikėlės. Tai tikrai dirbu kompetitingus gydytojus, diabetologais ir pas jas tikrai stengtis papulti. Labai viliuosi. Ačiū labai, Violeta. Matau, Audronė nuo pat pradžių kelia ranką. Audronė, ar jūs norite kažką pasakyti? Paklausti kažko? Ne, greičiausiai netyčia. Gerai, ačiū labai už atsakymą. Tai aš manau, kad visiems pasidarė tikrai gerokai aiškiau ir neštukiam bus gerokai drąsiau. Kokia jūsų nuomonė apie low carb ir keto mitybą? Pliusai ir minusai. Čia be abejo kalbama apie sergant cukriniu diabetu.
Ir turbūt šitas klausimas, tarsi labai logiškas tęsinys to, ką prieš tai kalbėjo mane ir tikrai Asta, jūsų užduoti klausimai yra į tą temą, nes sergantieji cukriniu diabetu tikrai pastebi vieną iš pagrindinių pliusų, ypatingai low carb dietos, kad žymiai lengviau gyventi dieną iš dienos be drastiškų gliukozės svyravimų. Tai čia tas turbūt, kad tai, kas skatina žmonės galvoti apie angliavandenius ir jų, jeigu nevengti, tai bent jau mažinti. Ir, šiuo metu tikrai, kad ir kiek atliekama tyrimų, drąsos išsamių gausių tyrimų, jie net ir sudėtingai būtų atliktini, apie saugumą šių abiejų mitybų ir ypatingai apie ilgalaikę procesą besilaikančių keto dietos, kad yra indikacijų, tarkim, keto dietos tada, kai eina kalba apie antro tipo diabetų sergančiuosius, apie svorio kontrolę ir griežtoje, tvirtoje šeimos gydytojo, dietologo kontrolėje tie žmonės būdami tam tikrą laiką gali būti jiems rekomenduota ta mityba, tikrai taip. Bet kaip viena iš, sakykime, gydymo būdų sergant cukriniu diabetu, tai nėra taikytinas momentas. Low carb dieta mes apsibrėžiam, kad tai yra iki 30%, 20-30% paros raciono iš angliavandenių, tai yra low carb dieta. Tai apie šitokią mitybą yra diskusijų daugiau. Ir specialistų, gydytojų tarpe diskutuotinos ir stebimos galbūt daug yra ir empiriniais duomenimis, bet ir tyrimų tikrai yra atliekama. Tai negali sumenkinti šitos mitybos reikšmės žmogaus gyvenimo kokybei ir diabeto kontroliai, bet negali nesiremti klinikiniais tyrimais, moksliniais tyrimais, kurie vis tik tai signalizuoja apie poreikį apie 40% paros raciono, 40-50% paros raciono, kad sudarytų angliavandeniai. Žinoma, tada mes kalbam apie kokybiškus angliavandenius, kad mes su jais gautume pakankamai maistinių medžiagų. Kalbam apie gausų kiekį daržovių, kuriuose yra lėčiau įsisavinami angliavandeniai ir vitaminai. Nežinau, gal Žydrūnė dar turi papildyti. Čia toksai kontroversiškas labai klausimas ir pacientai dažnai užduoda ir praktikų yra įvairiuose kraštuose, bet kaip ir Violeta papasakojo labai gražiai viską apie mitybą, aš gal tik tai norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Su antro tipo diabetu sergančiaisiais pacientais mes truputėlį laisviau galime apie tai diskutuoti, ypatingai jeigu jie gydomi yra ne insulino terapija. Kodėl? Todėl, kad antro tipo diabetu sergantieji patys gamina insuliną, tik tai jisai neveikia pakankamai. Tai arba dėl to, kad yra padidintas kūno svoris, dažniausiai insulino rezistencija, tai mūsų tikslas yra svorio mažinimas ir čia gražiai sueina visi galai. Sumažinti angliavandenių kiekį, galbūt padidinti baltymų kiekį. Dėl keto, kad didėja riebalų koncentracija kraujyje, tai pasirodo klinikinių tyrimų, kad sveiki asmenys, kurie taiko keto dietą ilgą laiką, jie ateityje turi didesnę kardiovaskulinių įvykių riziką. Ir šitas pasirodė visiškai neseniai ir tai yra toks tikrai šauktukas, nes keto dieta labai populiari svorio mažinimo kontekste, žmonės tikrai dažnai taiko, bet ką tai reiškia? Reiškia, kad jie turi dažnai labai
didesnius cholesterolio, mažo tankio lipoproteinų cholesterolio rodiklius, kas yra tiesioginis širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnys ir tyrimai jau dabar yra pakankamai ilgai vykstantis, galintys palyginti rizikas ir ta rizika yra įrodyta didesnė. Tai šitą vietą reikėtų labai pagalvoti ir labai su gydytojo priežiūra tą daryti. Dabar, kur grėsmės yra pirmo tipo diabetu sergantiesiems su low carb. Jeigu mes naudojam mažiau angliavandenių, mes naudojam mažiau insulino, ar ne? Tai ir toks tikslas, ir glikemija yra geriau koreguojama. Dabar jeigu yra insulino deficitas, o čia atsiranda labai plona linija tarp to, kad mes naudotumėm pakankamai insulino suvalgomą nedideliam angliavandenių kiekiui ir iš tikrųjų nepakankamai jo leistumėmės. Tai jeigu yra insulino deficitas, mes iš karto keliaujam į ketozę. Tai reiškia, kad prasideda audinių griuvimas ir gliukozės gamyba iš riebalų ir baltymų. Tai normalus patofiziologinis procesas, kas yra ketoacidozės metu. Tai va čia ta plonytė linija pirmo tipo diabeto atveju sergantiesiems diabetu ir todėl tą taikyti galima tikrai su gydytojų dietologų priežiūros tų, kurie žino, ką daro ir žino, ką rekomenduoja, kaip pacientai fiziškai yra aktyvūs, koks jų apskritai mitybos, kokie įpročiai, kokie tie angliavandeniai, kaip jie sugeba dozuoti ir kontroliuoti savo insulino dozę pagal glikemiją. Čia yra daug plonybių. Taip, kad jokių būdų nesakome ne, bet tam, kad sakytumėme taip, tai turi būti saugu pacientui, todėl turi būti profesionali komanda ir labai aiškus sutarimas, kiek žino pacientas, kiek moka, kiek įsitraukia, ko tikisi. Tai čia va tas dalykas yra pats svarbiausias. Ačiū labai, tikrai išsamus atsakymas, manau, daugam paaiškėjo ir galbūt tas konservatyvus senesnis mąstymas šiek tiek išsiplėtė akiratis. Ir matau, kad Ričardas, mūsų nuolatinis draugas, nori kažko jūsų paklausti. Labas vakaras. Norėčiau paklausti, kaip galvoja medicina, ar bus įmanoma išgydyti aplamai cukrinį diabetą. Ir dar vienas klausimas, ką galvoja apie dirbtinės kasos sistemą. Ir ar įvedus endokrinologai neteks darbo. Ačiū. Oi, nebijo. Oi, darbo užteks. Tai šitą klausimą iš karto atsakau, kad neliksim be darbo. Mes su Violeta šiandien šnekėjom, kad tikrai va tiek darbo galim pasidalinti su jumis. Dabar ar galima tikėtis išgydyti diabetą, tai turbūt du dalykai. Jeigu kalbam apie antro tipo cukrinį diabetą, tai jau dabar egzistuoja terminas diabeto reversija, ligos reversija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mums pavyksta neskirti gydymo ilgiau kaip 3 mėnesius ir turėti gerą glikemijos kontrolę, tai įvardijama kaip diabeto reversija. Ir to pasiekiama svorio mažinimo būdu, nes diabetų sergantieji, antro tipo diabetų sergantieji dažniausiai yra nutukę. Ir visiškai aišku, kad sumažinus kūno svorį, sumažėja vaistų poreikis arba išnyksta. Ir jeigu mums sumažinus svorį nereikia gydyti 3 mėnesius, mes vadiname diabeto reversiją. Jeigu tas svoris išlieka stabiliai mažas ir toliau mažėja, tai žmogus gali apsieiti be vaistų ir ženkliai ilgiau. Ir tada čia gerbiamam Ričardui atsakymas, tai ar mes išgydėm antro tipo cukrinį diabetą ar neišgydėm. Kaip ir išgydėm, bet jeigu svoris užaugs, diabetas grįš. Bet iš principo tai yra labai gera žinia ir motyvas pacientui stengtis. Taip? Kalbant apie pirmą tipą, tai išgydyti kol kas negalim, labai gaila, nes ženkliai sudėtingesnė patogenezė. Mes turim autoimuninį procesą, kurio valdyti nemokam, negalim, nežinom kaip. Nes mūsų imuninė sistema nesupranta, kad kasa yra mūsų normalus organas ir jį atakuoja. Tai va, bet ką galim ir ką turim šiai dienai, tai kasos salelių transplantacijas, kas padeda geriau valdyti diabetą. Dirbtinės kasos sistemos, jos tikrai yra taikomos pritaikant technologijas, tai yra ir hibridinės loop sistemos vadinamosios ir Do Yourself Lietuvoje mes turim tikrai galbūt ir iš čia esančių žmonių patys naudoja pačių pacientų sukurtas
dirbtinės kasos sistemas ir įvairios kompanijos daug dirba, kad tos sistemos atsirastų prieinamos ir būtų prieinamos diabetu sergantiesiems pacientams, kas ženkliai pagerina gyvenimo kokybę. Ir kalbant apie, turbūt aš kalbėčiau vis tik tai pirmo tipo diabeto atveju apie transplantacijas iš kamieninių ląstelių, pagaminant kasos beta ląsteles, kas yra, irgi tyrimų lygmenyje ir daroma ir siekiama gerų rezultatų, taip kad, tikimės, ir aš visą laiką sakau pacientam, kad jūs turite dėti visas pastangas šiandien su esamom priemonėm siekiant geros glikemijos kontrolės ir niekada neprarasti vilties, kad kitais metais, dar kitais mes turėsim šiandien nesuvokiamų galimybių padėti žmogui. Nes iš tiesų medicina dideliais žingsniais eina į priekį ir labai gaila, kad kartais galbūt pritrūksta kantrybės pacientam mūsų, pritrūksta motyvacijos, pavargstam nuo ligos. Bet, kaip aš sakau, visada yra žmonės, kurie gali padėti šiandien ir visada yra viltis, žinant, kas darosi moksle, kad už dienos, kitos po metų bus ženkliai geriau. Tai aš su tokia žinutė tik tai ir galėčiau atsakyti gerbiamam Ričardui. Ačiū labai, Žydrūne, už išsamų atsakymą. Keliantiem rankytės noriu pasakyti, kad palauktų pabaigos mūsų klausimų, nes turėjot galimybę paklausti raštu ir gauti atsakymą. Ir dabar klausimas susijęs labai glaudžiai su jūsų atsakymu, tai yra apie naujoves cukrinio diabeto gydymo srityje. Aš tik noriu patikslinti, apie pirmą tipą turbūt mes pašnekėjom, kad tai yra iš esmės technologijų įgyvendinimas. Insulinus visus turim, kurie yra pasaulyje, tuos turim prieinamus ir Lietuvoje. Ir dabar tik tai klausimas, kiek greitai ir kaip mes įgyvendinsim technologijas. Tai čia kompensavimo dalykai vieni, kiti dalykai yra tai, kaip mes pasiruošę ir kaip pacientai yra pasiruošę priimti technologijas. Tai šitoj vietoj turbūt atsakymas vienareikšmis. Dabar kalbant apie antro tipo cukrinį diabetą, tai jau gal net ir ne naujovės, tai yra medikamentai, kuriuos dar mes įvardijam kaip naujus. Tai prie mūsų žinomų metforminų, sulfanilkarbamido preparatų mes turim dvi grupės, kurios išsiskiria, tai yra SGLT2 inhibitoriai ir GLP-1 receptorių analogai. Nežinau, vardint vaistus turbūt nėra korektiška, bet tai yra vaistai vieni, kurie pašalina gliukozę su šlapimu, kiti vaistai, kurie yra leidžiami, bet tai nėra insulinas ir jie turi poveikį ne tik tai gliukozai, bet ir svoriui ir apetitui. Bet kas tai yra antro tipo diabetu sergantiesiems skirti vaistai? Ir gal aš galiu iš karto, Asta, jeigu prijungti atsakymą į 9 klausimą. Ir čia yra įvardintas vaistas, kodėl jisai negali būti skiriamas arba pirmo tipo diabetu sergantiesiems, kai yra tikslas sumažinti svorį, ar ne? Tai antro tipo diabetu sergantiesiems GLP-1 receptorių analogas, leidžiamas vaistas, turintis įtaką svoriui, yra, kaip ir galima sakyti, kartu su SGLT2 inhibitoriais, kurie pašalina gliukozę su šlapimu, tokia naujovė, kokie jau 5 metai, tai tikrai dar gal daugiau. Bet kas svarbu apie šitas dvi vaistų klastes, kad jie ne tik tai veikia taip, kaip čia mes norim, bet apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų ateityje. O mūsų žmonės diabetu sergantieji dažniausiai nuo šitų ligų numiršta. Tai mes turim papildomą teigiamą vaistų veikimą. Tai turbūt tos tokios esminės naujienos, gal sakyčiau, yra. Ir kodėl pirmo tipo diabetu mes negalim skirti. Galiu įvardinti vaistą, Asta, ar negaliu? Dovilė, galim įvardinti vaistą? Galim, jeigu ką užpipinsim po to. Tai čia yra klausimas, kodėl Ozempikas negali būti skiriamas sergantiesiems pirmo tipo cukriniu diabetu, ar ne, kai tikslas yra sumažinti kūno svorį. Tai vėlgi, Ozempikas yra tas mano minėtas GLP-1 receptorių analogas.
bet diabeto gydymui skiriamos visiškai kitos dozės antro tipo diabeto gydymui negu svorio mažinimui, tai irgi reikėtų atsiminti. Ir mes neturim klinikinių tyrimų įrodymų, kad tai yra pakankamai saugu pirmo tipo diabetu sergantiesiems. Ir kada mes klausom, kodėl, neturi vaistas tokios indikacijos. Viskas. Mes galim galvoti, kad tai tinka, mes galim galvoti, kad tai galbūt visai neblogai, bet negalim prisimti atsakomybės, neturėdami klinikinių įrodymų, kad tai yra saugu pacientui. Tai tiek būtų apie tą Ozempiką ir pirmą tipą. Supratau, ačiū labai, nes tai vienas iš dažnesnių klausimų, kodėl pirmo tipo cukrinio diabetu sergantys žmonės, turintys viršsvorį, negali būti gydomi vienu efektyviausių vaistų pasaulyje, naujausių. Net ir antratipiai negali būti gydomi, nes mes Lietuvoje neturim dozės nutukimo gydymui. Reikėtų labai gerai atskirti. Dabar tuos vaistus, kuriuos mes taikom diabeto gydymui, naudoja nutukimus sergantis pacientai. Ne pagal indikacijas, nes ne tokia to vaisto indikacija. Indikacija nutukimo gydymui yra ženkliai didesnė, net ne Ozempiko, reikėtų sakyti, semaglutido dozė. Tai visi užsiminėja saviveiklą. Ir aš tos saviveiklos komentuoti negaliu. Galiu komentuoti, tiesiog pasakyti nuomonę, kad taip daryti nereikėtų. Taip sumažės kažkiek svoris, taip apetitas galbūt sumažės, bet ne nuo to reikėtų pradėti galo. Ir jeigu norim tikrai gero klinikinio efekto, tai turėtumėm skirti tiek, kiek reikia nutukimo gydymui. Tai trumpas komentaras, tuomet ačiū labai. Neužsiimkit saviveiklą, nesuprasdami, ką ir kaip daro vaistas, pasitarkit su profesionalais, yra gydytojų endokrinologų ir slaugytojų diabetologų ar diabetologė, kurie jums paaiškins, kaip veikia vaistas ir kokių dozių būtent jums reikia, o ne jūsų kaimynai. Tai va, trumpas moralas toks būtų. Dabar, lengviausias būdas apskaičiuoti, kiek baltymams ar riebalams reikės insulino. Ar būtina kiekvienam valgymui prie baltymų ir riebalų pridėti dar ir angliavandenį? Aš gal pradėsiu nuo dalies šito klausimo. Tai iš karto noriu pasakyti, kad mūsų mitybos kasdienybėje angliavandeniai turi būti, bet niekas nėra pasakęs, kad jie būtinai turi būti kombinacijoje su baltymais ir riebalais. Šitas variacijas jau mes kiekvienas dėliojamės pagal save ir svarbu yra visą vertę mitybą dienos kontekste, savaitės kontekste. Tai tikrai angliavandenius reikia valgyti ne todėl, kad insuliną leidžiatės, o todėl, kad jie tiesiog mums yra labai svarbus. Kalbėkim jau vien apie daržovės. Daržovės vaisiai yra angliavandeniai ir tai yra vitaminų šaltinis. Kai manęs paklausė lengviausio kelio, aš turbūt, kad labiausiai atsidūstu, dar išgirstu, kad tai susijęs su insulinų doze. Tai gal nelabai patogu atsakymą pateiksiu, bet turbūt lengviausias kelias yra save stebėti. Ir žinoma, idealu stebėti nuolatinės gliukozės matavimo sistemos pagalba, kai mes matome tendencijas, kai nereikia tiek kartų matuotis gliukozę ir žiūrėti, kaip gliukozė pakyla ne po 2 valandų, bet po valandos ar 2,5, kokia yra gliukozės kreivė po 3 valandų, kas tikrai turi įtakos, kam turi įtakos baltymas ir riebalas, nes šitie makroelementai, jie veikia mūsų atokiąją gliukozę. Ir tam įvertinti insulino dozę galim tik tai stebėdami tendencijas. Vienoks poreikis, jisai bus iš ryto, kada jūs esate aktyvus, kada jūs galbūt pėstute keliaujate į darbą, sukatės namų rutinoje, visai kitas poreikis gali būti vakare. Ir analizuojant nuolatinio gliukozės matavimo sistemos duomenis, dažniausia problemą matom vakarais. Tai vieno atsakymo nėra.
Ačiū labai. Matau, kad mes po truputį einam link pabaigos, todėl pabandysiu sujungti 2 klausimus. Tai būtų, kad jums būtų lengviau orientuotis, tai 11 ir 14. Neretai sergantieji lėtinėmis lygomis kenčia ir nuo depresijos, nerimo sutrikimų ir panašiai. Taip pat jiems dingsta motyvacija rūpintis savimi, vengia apskritai naujovių ir domėjimosi savo ligą. Ar endokrinologijos skyriuje yra teikiama taip pat ir psichologo, psichoterapeuto, ar nežinau, gyvenimo trenerio ar dar kokio nors specialisto pagalba, kad žmogus galėtų grįžti į savo gyvenimą ir tos būklės bent kažkiek palengvėtų? Labai svarbus klausimas, labai ačiū už jį. Mes kiekvieną dieną su tuo susiduriam patys, matydami savo pacientus, ypatingai pirmą kartą, pakliuvusius pirmą kartą, nustačius 1 tipo cukrinį diabetą, jaunus žmonės, ir patikėkit, skauda širdį dėl kiekvieno. Dabar, ar mes savo skyriuje turim, taip, mes turime ligoninėje medicinos psichologo tarnybą, taip, mes turime psichiatro tarnybą, bet ką mes matom, kad vis tik tai ne visi nori tame artimame laikotarpyje sužinoję tą žinią iš karto medicinos psichologo arba psichiatro konsultacijos. Psichiatro čia turbūt net pirmą kartą nustačius mažai būna indikacijų. Kitas labai svarbus dalykas, kad stacionare žmogus pabūna kiek? 5-7 dienas ir paskui jisai išeina į gyvenimą. Ir jam ta medicinos psichologo pagalba reikalinga ilgajame laikotarpyje. Tai mes kalbam apie tai, kad ta tvarka turėtų būti ir tos paslaugos užtikrintos vis tik tai ambulatorinėje grandyje. Ir medicinos psichologai yra šeimos gydytojo komandoje dirbantys žmonės. Ir todėl labai svarbu, kaip šeimos gydytojas bendrauja su savo pacientais ir kiek savo komandoje turi medicinos psichologo ir kiek pasiūlo, kiek žmonės paprašo ir pasisako, kad jiems reikia. Labai tikrai jautri tema ir labai didelis poreikis to yra. Tai kitas dalykas, mes vėlgi su Violeta šnekėjom, kad gydytojas ir slaugytojas, diabetologas dažnai yra psichologas ir mes tikrai šnekam su tai žmonėm ir vėl stacionare mes turim galbūt išskirtinai sąlygas laiko prasme, kada mes galim daugiau laiko skirti, ambulatoriniai grandinė visada daktaras turi laiko skirti pacientui tiek, kiek pacientas nori. Tai yra blogai, bet tai yra ne nuo gydytojo priklausantis reikalas, mes esam įvaryti į tam tikrus rėmus, konsultacijų laukimo eilė yra begalinė ir mes tiesiog turim dirbti didesnėje komandoje ir turėti tą savo psichologą kažkur tai visiškai šalia. Tai aš tiesiog nežinau, galvoju, kad čia gal galėtų ženkliai daugiau veikti arba daug veikti būtent pacientų organizacijos išsakydamos poreikį institucijoms, nes institucijos sunkiai suvokia medicinos psichologą kaip reikalingą žmogų. Jos sunkiai suvokia medicinos psichologą skyriuose. Mes, pavyzdžiui, nesugebėjom įrodyti, kad reikalingas medpsichologas skyriuje, nes mums buvo pasakyta, tai visiems skyriam reikia ir mes negalim užtikrinti to. Ministerija neapmoka paslaugų stacionare tokio specialisto. Tai aš galvočiau, kad šitą galbūt tikrai jūs galėtumėt padaryti kartu su mumis ir mes tikrai visada paremsim, mes tikrai suprantam poreikį. Kitas svarbus dalykas, kad vis tik tai nei vienas žmogus, kuris serga bet kokia liga, tame tarpe ir diabetu, jisai nėra kaltas dėl savo ligos. Žmonės nešasi per gyvenimą didžiulę kaltę už tai, kad jie apsirgo, kad jie kažką ne taip padarė, kad jie kažkaip galėjo apsisaugoti. Ypatingai kalbant apie 1 tipą, nėra būdų šiai dienai apsaugoti nuo tos ligos. Nėra tokių žinių, ką mes galėtumėm padaryti arba jūs galėtumėt padaryti. Tai tą svarbu suprasti, nei vienas nėra kaltas, kad apsirgo. Ir labai svarbu suvokti, kad gyvenimas yra vienas ir mes rekomenduojam ir labai gerai įsivaizduojam, kaip sunku laikytis rekomendacijų, todėl reikėtų leisti savo
gyventi ir nekalti savęs prie kryžiaus už kažkokį tai, nežinau, pyragėlį, didesnę glikemiją, ten dar kažkokį tai, galbūt net, kaip jūs sakot, paslydimą arba dar kažką. Tai yra viskas tvarkoj. Visi šitie dalykai būna, pasitaiko ir tai yra gerai, jeigu žmogus supranta, kad tai yra priima tą normaliai, ar ne, bet jisai žino, kaip susitvarkyti, kaip grįžti atgal ir turi paramą, ir turi patarimą. Tai man sakyčiau, kad labiausia turbūt dar Violeta tikrai norės pasakyti, mūsų psichologija ir aukso žmogus, bet tikrai norėčiau, kad tą kaltę žmonės nuo savęs nusiimtų, kurią jie tikrai nešios ir tai labai labai trukdo. Nieks nekaltas, viskas yra gerai, viską galima sutvarkyti, jeigu trūksta žinių. Kas būtų, jeigu būtų? Klauskit gydytojo, čia tas klauskit daktaro, ne, bet iš tiesų gal nėra taip blogai turėti vienus ar kitus rodiklius. Kai kurie yra savo labai griežti. Jeigu mes sakom, kad tyras turėtų būti 70% time in range, laikas tikslinėse ribose pagal jutiklius ar ne, ir rekomenduojam normales ribas, tai kai kurie taip save įsispraudžia, sumažina tą langelį iki va šitokio ir paskui pergyvena, kad išlindo iš to mažo langelio. Nereikia to daryti. Tai niekaip nekeičia išeičių, tai niekaip nesumažina komplikacijų rizikos, tai deda papildomą stresą jum. Nes jūs išeinat iš tų savo mažų langelių, turbūt mano didesni svyravimai negu jūsų. Tai va, kartai žmonės savo yra per griežti. Nebūkit tokie. Nieks tada to reikia. Aš palieku tai pasakyti, nes čia. Nes aš tik tai paantrint galiu Žydrūnei, nes mes kalbėjom prieš jungiantis, kad labai norėtume, kad kiekvienas gydytojas, pas kurį jūs ateinate, kiekviena slaugytoja diabetologė, su kuria kalbatės apie savo diabetą, turėtų pakankamai laiko išgirsti jūs ir atliepti į jūsų emocinį poreikį. Ir tai susiję ne tik su kompetencija, tai pirmiausia susiję su laiku. Dar vieną galbūt privalumą sergančiųjų cukriniu diabetu organizacijų aš išvelgčiau, kad labai svarbu dalyvauti jūsų bendruomeniniam gyvenime, dalintis ir girdėti kitų patirtis, nes tai tikrai atpalaiduoja, nes suvokimas, kad esat ne vienišas, manau, kad yra kiekvienam labai labai svarbus. Vienatvės jausmas jisai sukelia bet kokiu atveju didesnę įtampą ir greitesnį nuovargį. Tai ar tai bus šeimos narys, draugas, ar tai bus bičiulis jūsų, jūsų kaip čia, rūpesčio bičiulis. Tai tikrai šita bendrystė yra labai svarbi. Ką dar būt atliepiant į tai, kad pavargstama ir nebesidomima naujovėmis, tai galbūt man galėčiau tik pareflektuoti su tokia mintis šovė į galvą, kaip tik naujovės, jos labiausiai gali palengvinti gyvenimą. Ir, galbūt dabar išdrįsti, kai tų naujovių tikrai būsis, dabar išdrįsti tam žmogui, kuris dabar sako, kad esu pavargęs ir nesidomiu. Bet dabar susiimu, pasidomiu ir iš tikrųjų savo gyvenimą palengvinsiu, realizuodamas galbūt su nuolatinė gliukozės matavimo sistema, galbūt su kombinuota pompos ir jutiklio sistema. Tos variacijos ir galimybės yra dabar labai plačios ir tai atpalaiduoja kasdienybę. Būna visokių dienų, bet kasdienybė tikrai gali atpalaiduoti. Ačiū labai, mielos medikės. Jeigu matėt, tai širdelių pilnas ekranas buvo, nes turbūt dauguma jūs tiesiog jautė ir išjautė tai, ką jūs kalbat, nes tai yra mums visiems, kurie serga arba net sergančių artimiesiems labai artima ir labai sava ir labai išgyventa. Ir aš tikiuosi, kad šiandien jūsų dalyvavimas paskatins tuos žmonės ne tik burtis į bendruomenės, į diabeto klubus, kokiame mieste jie bebūtų, bet taip pat ir nebijoti nueiti
pas gydytoją endokrinologą ar slaugytoją diabetologą, kaip pas draugą, kaip savo galbūt problemos draugą, kuris galės išklausyti ir racionaliai iš šono patarti, kaip tą bėdą išspręsti, nes, juk nėra bėdos be sprendimų, ar ne? Ir profesionalūs medikai tikrai gali padėti tiek pas kitos srities specialistą, parekomenduoti, nueiti, suvesti su kitų specialistų, galų galia netgi kartais ir užrašyti, ar ne? Ir taip pat tiesiog tas nuoširdus pokalbis, supratimas ir nuoširdumas visuomet labai padeda. Tai aš labai noriu Jums šiandien padėkoti, mielos medikės, kad buvo čia. Mums buvo ypatinga garbė Jūs čia turėti ir labai vertinam Jūsų mums skirtą laiką. Žinom, kad Jūs esat be proto abidvi užsiemusios ir darbai tiesiog virte verda. Tai pabaigai tiesiog paprašysiu galbūt Jūsų žodžio, atsisveikinimo, palinkėjimo, nežinau, pastiprinimo mums visiems. Ačiū už gražius žodžius. Mums labai smagu, kad kviečiat ir kad jums rūpi. Nes blogiausia, kai nerūpi. Kai nerūpi, tai tada nieko negali padaryti. Ir kartu viską išspręsti, kaip Asta ir sakė, nėra situacijų be sprendimo. Kartais tas sprendimas yra iš esmės keičiantis gyvenimą, kartais jį ženkliai pagerinantis. Bet kas labai svarbu, tai vis tik tai nešti pozityvę žinią. Ir jums tarpusavį, kai dalinatės patirtim, dalinkitės ją pozityviai. Nes tas užaugina sparnus kiekvieną. Tai šitas yra labai labai svarbu. Ir mes taip su Violeta žiūrim, kad dar tas klausimų labai didelis sąrašas yra, jūs jau visi pasiruošę bėgti. Nes mes greit atsakyti, vis tik žmonės siuntė klausimus, tas rūpi. Mielos medikės, jeigu jūs turite dar kelias minutės laiko, mes visada mielai jūsų išklausysim, mums tai yra visiems turbūt aukso vertės jūsų atsakymai. Tai gerai, čia aukso nebus, bet atsakysim, ką galim. Ir mes turim klausimą apie tai, kada pacientui gali būti pasiūlyta hospitalizacija endokrinologijos skyriui. Tai čia yra gydytojo sprendimas, bet turbūt pagrindinės, nėra tokių griežtų indikacijų. Ta prasme, nėra surašyta, šitą guldom, šitą neguldom. Taip nėra. Sprendžia gydytojas, jeigu, pavyzdžiui, yra besivystančios ir progresuojančios diabeto komplikacijos, yra sunki diabeto kontrolė, nepavyksta susitvarkyti. Dabar labai masiškai mes turim pacientų, kuriems yra išrašyti jutikliai, jie nemoka net ir ne visai naudotis, arba ir su insulino pompom atvyksta pirmatipiai. Mums nuostabu, blogąja prasme nuostabu, kad žmonės ilgą laiką turi technologijas ir nemoka jomis naudotis, neišnaudoja visų galimybių. Tai vat, tokių daug dabar žmonių turim ir aišku visi tie, kurie dekompensuojasi arba pirmą kartą nustatomas cukrinis diabetas, tai jie jau pakliūva per priėmimo skyrių pas mus į endokrinologijos skyrių, o visi kiti gydytojo sprendimų visada, kada nepavyksta susitvarkyti arba komplikacijos atsiranda arba sunkios lydinčios ligos. Dabar, kalbant apie podagrą, yra klausimas, ar labai pavojinga padidėjusi šlapimo rūgštis, kitaip sakant, podagras, sergant pirmo tipo cukriniu diabetu, ar yra kokių kitų gydymo priemonių negu tabletės. Tai yra du dalykai. Hiperurikemija, tai padidėjusi šlapimo rūgšties koncentracija nesant klinikinių podagros požymio. Pats pagrindinis tai yra didžiojo piršto kojos sąnario uždegimas. Jeigu jau jisai užsidegė, kas turėjo podagrą, tas žino, sutino skauda raudonas, mes diagnozuojam podagrą, yra kitų sofistikuotų metodų, punkcijos, kristalų paieška, bet iš principo tas netaikoma klinikinėje praktikoje, bet podagra nei pirmatipiam, nei antratipiam nėra gerai. Kuo tai yra pavojinga? Didelė šlapimo rūgšties koncentracija reiškia, kad šlapimo rūgšties kristalai atsideda visur kur. Dažniausiai tai yra sąnariai, minkštieji audiniai, mes turim tokius podagrinus tofusus, net iki šopėjimų išbėga balta tokia masė, gali formuotis šlapimo rūgšties akmenys visur kur. Tai nėra gerai, mes turim kaip įmanoma kontroliuoti ir tai yra vaistai, taip, arba nesakysiu arba, bet ir nemedikamentinis gydymas, tai yra mityba vėl, mes grįžtam prie to paties ir
Violeta jums papasakos, ko negalima valgyti. Dabar viską diabetui leidžiam valgyti, o podagrą vis tik tai negalima kai ko, nerekomenduojama. Aš visada sakau, kai yra keletas lygų kombinacija mūsų kūne ir tos lygos yra susijusios su mitybos ypatumais, tai visą laiką, sakau, jums tikrai yra pravartu, rekomenduotina kreiptis į gydytoją dietologą, nes jisai yra tas žmogus, kuris sujungęs jūsų visų lygų poreikius ir jūsų fiziologinius poreikius, pasako, sudaro optimalų planą. Bet jeigu kalbant apie podagrą, kokios dažniausios klaidos mityboje arba suvokime apie mitybą, kad jeigu mes sergant cukriniu diabetu sakom labai gerai ankštinės daržovės, o šitas žmogus sako, aš negaliu ankštinių daržovių, dažniausiai pakoreguoju, kad nėra taip, kad negaliu, bet gerai reikia apriboti. Tai apriboti tikrai tenka ankštinės daržovės, apriboti ankštinių daržovių kiekį, tenka apriboti mėsos, žuvies kiekį ir yra tam tikras kurių kiekis pavyzdžiui, kuris yra leistinas per podagrą. Ir labai svarbu iš tikrųjų vengti ypatingai riebios mėsos, vengti šokolado, nes kakavoje yra daug purinų, vengti želatino, smėlių ir produktų, kur yra mielės, nes tai yra didelio purinų kiekio šaltiniai. Ir alaus. Žinai, dėl vyno aš sakau alaus. Tai iš tikrųjų yra specifiniai tokie pagrindinis akcentas maiste. Tai jeigu kas detaliau žiūrėti, tai tikrai yra sąrašai. Galite rasti internete, dietologų, gydytojų diabetologų. Ir labai susijęs klausimas, galbūt ne tiek su podagra, bet vėl su mityba mes grįžtam ir tas klausimas tikrai galvoju, kad labai rūpestis didelis, ypatingai antro tipo diabetu sergantiesiems, kokie svorio metimo ypatumai sergant cukriniu diabetu. Čia turbūt kalbama vis tik apie antro tipo diabetą, kurį laiką bandau, bet sudėtinga suvaldyti ir alkį, ir cukraus kiekį kraujyje, o svoris tik auga. Čia yra klausimas už milijoną ir kas atsakymas surasti gaus Nobelio premiją. Mes labai daug ko nesuprantam apie nutukimą. Tai, ką mes žinom, ir tai, ką mes aiškinam savo pacientams, tai yra dalykai baziniai ir tikrai juos reikia žinoti ir jie yra tiesa. Antro tipo diabetu sergantiesiems mes turime sutrikusį suvokimą alkio ir sotumo, dingsta sotumo jausmas ir žmogus sako, aš valgau ir vis tiek jaučiuosi alkanas. Tik tai uždariau šaldytuvą ir vėl grįžtu atgal. Ir tai susijęs su hormonų balanso sutrikimais, tų hormonų yra labai daug, aš turbūt nesileisiu į didelės detalės. Tai yra ta fiziologija, kurią labai sunku reguliuoti. Bet jeigu diabetu sergantysis pacientas jaučia alkį ir nori nuolat valgyti, tai dar yra klausimas gydymo taktikos, ar pasirinkta gydymo taktika yra teisinga, nes mes žinome, kad sulfanilkarbamidai, tai yra vaistai, kurie stimuliuoja insulino sekreciją, jie gali didinti apetitą, nes išstimuliavus insulino kiekį kraujyje padidinus, insulinas yra tas hormonas, kuris didina apetitą. Vėlgi nutukimo atveju, cukrinio diabeto ir nutukimo atveju mes turime, kaip ir minėjau, insulino daugiau, nes jisai neveikia. Ir tai reiškia, kad tas insulinas skatins apetitą. Užburtas ratas. Lygiai tas pats su insulino terapija. Mes matome, kad paskyrus insulino terapiją svoris gali padidėti 3-5 kilogramais, ką galime sieti su gydymu ir negalime sieti su gydymu 20 kg plus paskyrus insulino terapiją antratipiams, nors žmonės taip susieja, bet tai jau ne insulino reikalas, tai jau yra padidėjusio kalorijų suvartojimo reikalas. Tai šita dieta tokia labai iš kelių dalių susideda ir rekomendacijos arba ypatumai mažinant svorį diabetu sergantiesiems, tai jos yra
kaip ir visiems, net ir 5-10 procentų kūno svorio sumažėjimas yra naudingas, kalbant apie lygų, gretutinių lygų progresavimą ir prevenciją ir komplikacijų vystymosi riziką. Taip kad jeigu jūs sveriat 100 kg ir sumažės svoris iki 95 per metus, atrodytų nedaug, bet tai jau yra nauda jūsų sveikatai, todėl verta stengtis. Na, o ypatumai yra tie, kad diabetu sergantiesiems svorį numesti yra iš tikrųjų ženkliai sudėtingiau negu nesergant diabetu. Tai dėl to ir vaistai, kurie turi poveikį ne tik tai glikemijai, bet ir svoriui ir apetitui, turi tokį gerą pasisekimą, kalbant apie klinikinės išeitis ir dėl to mes tam gydymui juos ir taikom. Tai va, tai apie svorį daug galima šnekėti. Dietologo reikia šitoj vietoj, tai kaip pat Violeta ir minėjo, mes džiaugiamės, kad savo komandai turim dietologą Santaros klinikose, tikrai su kuriais bendraujam ir jeigu matom, kad tikrai indikacijos yra, žmonės siunčiam konsultacijom, nes tai yra ilgas, nuolatinis darbas ir įpročių keitimas, kas yra labai svarbu, nes mitybos įpročius keisti, tai tikrai yra reikalų. Tai va. Nu ir apie dar klausimėlis reziumuojant apie tai, kodėl kartais ta pati insulino dozė tam pačiam maistui vienu atveju suveikia puikiai, kitu atveju tarsi nieko, gliukozė kyla į dausas. Ir čia buvo paminėtas, tarkim, apkepas, nežinau koksai, bet įtariu, kad tai yra varškės apkepas. Ir turbūt, kad neretai pas mus stacionare kyla šitie klausimai pacientam, kai mes kalbam apie mitybą. Mano pirmosios mintys, kudlotos mintys, bet galbūt paprasčiausias žvilgsnis ir žinutė žmogui pasitikrinti insulino leidimo techniką. Mes pradedam aptarinėti adatėlių keitimą, kalbam apie insulino leidimo vietas. Aš tik tai hipotezės iškeliu, žmogui reikia priimti, galbūt sąžiningai atsakyti savo kai kurios klausimus, galbūt jūs turite įprotį tam pačiam valgiui naudoti vieną pilvo pusę, tarkim, kitam valgiui kitą pilvo pusę, koją ar kažkokią tai zonuojate pagal valgius. Čia tik hipotezė. Jeigu su technika viskas yra tvarkoje ir techniką atmetam, tada lieka kiti niuansai, kuriuos mes tikrai aptarinėjame ir turim galvoti, kad mūsų poreikį, insulino poreikiui turi įtakos fizinis aktyvumas prieš tą valgį ir po valgio. Turi įtakos paros laikas, nes tam tikrų paros metu insulino poreikis gali būti savaime didesnis. Ir todėl lyg tai valgom tą patį, bet insulino dozė turi būti didesnė. Gali būti taip. Ir tai yra stebėjimai, mano patirty, tai yra empiriniai stebėjimai, kad tam tikras maisto produktas, patiekalas, vienu paros metu virškinamas ženkliai sklandžiau negu kad kitų paros metu. Ir nebūtinai tai susiję su fiziniu aktyvumu. Esam kalbėję ir ne su vienu jaunu pirmo tipo diabetu sergančiuoju apie pieno produktus ir diferenciacija šitoj pusryčių zona ir vakarienė zona. Yra skirtumų ir kito būdo, kaip išsiaiškinti savo organizmo, savo kūno poreikį ir atsaką, apart stebėsenos, nėra atsakymo, nėra taisyklės. Ačiū labai. Ir dar turime gyvai užduotus 2 klausimus. Jeigu jūs turėtumėt laiko, ar galėtumėt? Taip.
Dalia klausia, 30 metų asmeniui tikėtina vaistų sukeltas antro tipo diabetas, negenetinės kilmės patvirtinta genetinių tyrimų. Kokie dar tyrimai galėtų būti padaryti, kad tiksliai sužinoti priežastį? Kokį Lietuvoje specialistą rekomenduotumėt dėl šio sudėtingo atvejo? Šiek tiek trūksta informacijos, suprantu, kad atmestas monogeninis diabetas, jeigu padaryti genetiniai tyrimai ar ne. Vaistų sukeltas klausimas, kokių vaistų sukeltas. Ir čia mes kalbam dar apie specifinės diabeto formas. Tai dažniausiai tai yra gliukokortikoidai, kurie sukelia cukrinį diabetą arba hiperglikemiją, gliukokortikoidų sukeltas, neuroleptikų sukeltas, matau rašo Dalia. Tai šiaip neuroleptikai nėra tie vaistai, kurie sukelia cukrinį diabetą, nebent kažkas tai yra ten specifiško, reikėtų žiūrėti. Ir kodėl tada asocijuotas tas diabetas su neuroleptikais, man labai keista, nes šiaip tai jie neturi įtakos gliukozės metabolizmui. Prednizolonas, tarkim, vartojamas įvairių kitų ligų gydymui gali sukelti hiperglikemiją ir cukrinį diabetą, bet ne neuroleptikai, tai čia klausimas diagnozės ir tipo diabeto. Na, o kokie specialistai, tai turbūt visi endokrinologai dirba diabeto srityje, man labai sunku ką nors pasakyti, tikrai negalėčiau išskirti, kad kažkas tai yra kompetitingas arba nekompetitingas. Ačiū. Iringa klausia, ar yra prevencinių priemonių išvengti autoimuninių ligų, pavyzdžiui, sergant cukriniu diabetu apsisaugoti nuo galimo artrito? Ar yra duomenų, jog atsisakius gliuteno, cukraus ar pieno galima išvengti šios ligos ar sustabdyti jos progresavimą? Taip jau, truputėlį iš dalies galbūt ir palietėm tą klausimą, kad mes iš tiesų nežinom, šiai dienai nėra aiškių medicininių įrodymų, kokios priemonės leistų išvengti autoimuninių ligų. Tai todėl aiškaus atsakymo arba kategoriško atsakymo, kad jūs darykite tą ir jūs išvengsit galimai asocijuotų autoimuninių ligų, tikrai negaliu pateikti. Dabar kitas klausimas, kas tą mūsų imuninę sistemą taip sugadina, kad jinai pradeda neatpažinti savo normalaus organo, kasos, skydliaukės, antinksčių. Jeigu mes rastumėm atsakymą į šį klausimą, tai tada galėtumėm sakyti, išjungiam tą veiksnį, kuris gadina mūsų imuninę sistemą ir galbūt pagerės situacija, ar ne? Ir aš čia referuoju į gliuteno atsisakymą, pieno atsisakymą ir taip toliau, nes dažnam tai yra alergenas. Ir sumažinus potencialaus alergeno vartojimą, mes galime tikėtis, kad galbūt išvengsime arba atitolinsime susijusių autoimuninių ligų atsiradimą. Bet aš galiu tik tai hipotetiškai taip kalbėti, neturiu įrodymų ir tą įrodyti būtų be galo sunku priežastinį ryšį. Ir mes neturim tokių tyrimų, kad galėtumėm tą aiškiai įrodyti. Matydami, tarkim, alergiją, rasdami alergiją, mes nepasakysim, kad būtent ši alergija lėmė diabeto atsiradimą. Tai yra asocijuoti dalykai, bet nebūtinai priežastinis ryšys. To priežastinio ryšio įrodyti mes negalim, tai dėl to yra sudėtinga labai ir išvengti. Yra daroma įvairiausių klinikinių tyrimų, bet jie yra neturintys labai wow rezultatų, ar ne? Bet kaip sakiau, mokslas keliauja į priekį, tai tikimės, kad galbūt atsiras ateityje kažkokių daugiau žinių. Ačiū labai, kad radot mums dar papildomas 15 minučių savo tikrai užimtoj dienotvarkiai. Ir matau dar, Gražina kažko nesuprato. Ir tuomet, aš jau jums dėkojau, bet turbūt padėkų niekada neužteks už jūsų laiką, už jūsų išmintį ir žinias, kurių mums visą gyvenimą prireiks. Tai yra iš tikrųjų tiesa, matot krūvą plojimų širdelių. Tai tuomet aš paprašysiu jūsų atsisveikinimo žodį, palinkėjimą ir klausom. Aš bandau surasti, kaip čia jums tas širdelės pasiūsti, nes mes lygiai taip pat jums tas širdelės norim nusiųsti. Tai ačiū labai, kad, kaip ir sakiau, kad jūs turėjot man klausimų. Iš tiesų tai labai gera turėti žmonių bendruomenę, kuriai rūpi, o mes esam tam, kad jums padėtumėm. Tai tiesiog būkit stiprus,
suprantam, kokiam keliui esat ir suprantam, kaip nėra lengva, bet, kaip ir sakiau, siunčiam pozityvę žinią, todėl kad labai daug ką galima kontroliuoti, o paties žmogaus galimybės yra iš tiesų beribės. Ir jos prasideda nuo teisingo ir pozityvaus mąstymo. Tai galvokim gražiai ir gyvenkim gražiai ir viskas bus taip gerai, kaip tik gali būti. Aš tai galbūt tik tai prisidėsiu. Ne vieną sykį esu sakiusi, kad mane žavi jūsų bendruomenės, jūsų vienas kitam besąlyginis atsidavimas ir pagalba. Ir noriu pasakyti, kad jūs, kurie domitės, kurie stengiatės, kurie džiaugiatės, kurie klausėte, esate didžioji motyvacija mums daryti toliau tai iš visos širdies, ką darom iki šiol. Ačiū labai, mielas medikės, ir aš dabar paprašysiu mūsų žiūrovų, jeigu galit, įsijunkit savo mikrofonus ir pasakykim garsiai ačiū. Ačiū labai. Ačiū jums labai. Sveiki. Ačiū, mielosios, tikrai buvo labai vertinga, labai įdomu, ir kadangi šis mūsų susitikimas įrašytas, tai aš manau, kad tikrai dar ne vienas pažiūrės, pasisems žinių, įkvėpimo, galbūt motyvacijos, galbūt drąsos tiesiog pas jūs apsilankyti ir galbūt pakeisti nuomonę apie medikus, galbūt kažkas susidūrė su netinkamu mediku ir dabar bijo visų iš eilės, ar ne? Galbūt kažkas kenčia nuo depresijos ir išdrįs žengti pirmą žingsnį ir nueiti ar pas endokrinologą, ar pas slaugytoją diabetologą, ar tiesiog pas visuomenės psichikos sveikatos specialistą. Tai dar kartą jums ačiū už visus padrąsinimus, už jūsų laiką. Ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo ir galbūt daugiau paskaitų ir daugiau iš jūsų pasisemti žinių, nes jūsų patirtis neįkainojama.